Sveiki bičiuliai. Komentaras, į kurį nusprendžiau atsakyti viešai. Nuomonė apie Land Roverius. Tai pakalbėsim aplamai apie Land Roverius kaip gamintoją. Jeigu tai paėmus Land Roverius, bet kokį modelį paimkim, tą patį Discovery, ar Discovery Sportą, ar tą patį Velarą, ar nežinau, sakau, nesvarbu, bet kokį, atrodo gražiai, surinkimo kokybė gera, medžiagų kokybė gera, važiuoja maloniai, minkštai, geras pravažumas, jeigu tarkim ten 4 varomų koks Discovery's, vat kaip aš turėjau. Tai patikėkit, pravažumas, išsikeli jį, susijungi režimus, kokius reikia, palėtintojai visokie ir taip toliau, leki su juo realiai per upę, ne per upę, per lauką, ne per lauką, nesvarbu. Dėl to dalyko tai nebūtų pavadinimas Land Rover. Čia viskas kaip ir aišku, sakykime, ne, viskas kaip ir būtų faina, malonu, nuostabu. Tačiau, kai ateina laikas remontuoti jį, nesvarbu kokį realiai Land Roverį, ne? Patikėkit, yra reikalų, bičiuliai. Kodėl? Todėl, kad varikliai nepatikimi, dėžės problematiškos, elektra problematiška. Dabar, sakykime, paimkim tos pačius 2 litrų dizelius, ne? Vat eina į naujesnius Land Roverius. Tai, kaip sakiau, problemos būtų su grandinėm. Čia tokia pagrindinė būtų problema, grandinės trūksta ir, žodžiu, ta turi reikalų, wow. Nes tie motorai nėra pigus. Paimkime tą patį 2.7, senesnį variklį. Tai, kaip čia įsireikš švelniau, šūdų krūvą. Pavadinkim taip. Paimkim 3 litrų dizelį, ne? Tai vat tas Land Roveris, kurį aš turėjau. Land Roveris Discovery's pas mane buvo, pamenat, 4. Ir buvo būtent su 3 litrų varikliu. Tie varikliai, bičiuliai, yra neblogi. Problema yra su velenais. Velenai trūksta. Kai aš nusipirkau Discovery, pirmas dalykas, ką jam padariau, tai pakeičiau visas grandinės, pakeičiau tepalo siurblį, pakeičiau indeklus, veleną, kad, kaip sakant, sėdi 100 štukų, leki ir tikrai žinai, kad nieko nesitiks. Po 100 tūkstantukų rekomenduoju vėl pasikeisti veleną. Vėlgi, remonto darbai, bičiuliai, brangus. Dalių taip pat kainos didelės. Vien pavyzdžiui Discovery mano, ne, kad prieit normaliai prie variklio ir viską dirbti, reikia nukelt kėbulą, nes tai yra rėminis džipas. Kėbulo nukelimas, uždėjimas, bičiuliai, 1000 euriukų. Vien kad nukeltų ir atgal uždėtų. Čia dar nieko nedarė variklių. 1000 euriukų. Taip kad velinas 2000 eurų, jeigu perkat čia Lietuvoje. Jeigu siunčiatės iš Anglijos, kaip kad aš dariau, galima rasti už 1000 svarų. Tai aš prasisiunčiau visiškai naują, viskas su juo gerai, 1000 svariukų, įsidėjau, pralekiau virš 60 000 su juo ir pardaviau. Po manęs toliau, žinau, žmogus lėkė, jokių problemėlių. Priežiūra, bičiuliai, sakau, reikalauja priežiūra šitie automobiliai. Reikia pilti gerą tepalą. Tepalus pilti reikia kas 80 000 km. Keisti filtrus, kuro filtrą, pilti gerą kurą. Pagrindiniai tokie, sakyčiau, niuansai. O daugiau, kaip sakiau video pradžioje, automobiliai tikrai yra malonus, išvaizdus, gera garso izoliacija. Ir tikrai su jais yra malonu važiuoti. Su Discovery savo lėkiau, wow. Kai pardaviau, iš tikrųjų, paskui po kurio laiko gailėjausi. Nes nežinau, kokį kitą reiktų nusipirkti automobilį, kuris, tarkim, važiuotų taip, kaip važiavo Discovery's. Tiek plentu, tiek bekelė ir per upę super lėkęs, nes reikėjo. Žodžiu, visko yra buvę. Ačiū visiems uždėmesi, pasidalinkite šito video. Kažkam galbūt priversta, kaip sakant, informacija bus naudinga. Ir kaip visada, paspauskite laiką, palikite komentarą bei paspauskite follow, jeigu dar to nesate padarę. Iki sekančio karto ir gražios jums dienos.